Sveiki, Andrėjau, aš esu savanoris iš Lietuvos, vežu paramą Ukrainos kariams ir aš matau labai daug iš karių pusės, kaip viskas vyksta, bet aš norėjau paklausti jūsų apie Lietuvą. Atėjus dienai X, jeigu tokia diena ateitų, ką iš medikų pusės mes galėtume pasidaryti patys lietuviai, tam, kad būtų kuo mažiau skaudžių netekčių. Jo, nu tai žodžiu, reikalas tame, kad aš nelabai pažįstu Lietuvos sveikatos apsaugos sistemą, nes jau virš 20 metų aš kaip nedalyvavau tenai. Aš žinau, kaip čia vyko Ukrainoje ir manau, kad kas padėjo išlaikyti tą sistemą veikiantį karo pradžioj, tai tam tikras lygis autonomizacijos, kuris buvo įdėtas į tos reformas, kurios prasidėjo priešais karo. Ir tas padėjo. Ir Vilniui, Lietuvai būtų čia labai sunku visų pirma apsiginti, man atrodo, ir paskui kažkaip ten padaryti tokią koordinuotą pagalbą, nes labai maža distancija. Ten, jūs matėt, kaip Ukrainoje ten šimtai kilometrų iš karto buvo užkariauti, ten nėra tokio gilumos nėra Lietuvoje, bet ką galima padaryti, aiškiai čia kas trūko iš pradžių Ukrainoje, mes pamatėme ir mes daug ką padėjom konstruoti po žeminius operacinius blokus, autonomiją elektros, vandens, autonomiją ten visų ten medžiagų ten ir taip toliau, bent keliom savaitėm. Paskui kažkaip sistema ten pradėjo veikti ir logistiniai tie ryšiai buvo atnaujinti, bet iš pradžių būtent ta autonomija ligoninės, būtent apačioj, pogrindė, čia gelbėjo labai daug gyvybių. Tam tikro, ta prasme, ir kraujo bankas turi būti jau kažkaip pasiruošęs. Paskui apmokytas personalas, taip vadinamas MSP, Mass Casualty Plan, kai kiekvienas dalyvis žino tiksliai, kas vyksta ir kas ko užsiima, tuo metu, kaip, pavyzdžiui, ten dešimtis sužeistųjų vienu kartu atvežtos į ligoninės, pagrindiniai čia visas priėmimas užklotas sužeistaisiais ir reikia labai patyręs personalas, kad suprastų, kam kokia pagalba reikalinga kokiu metu. Ten yra gradacija tų atvejų. Reikia paruoštas, aišku, medicininis personalas, intensyvinė terapija, ten, žodžiu, daug kas galima padaryti pasiruošimui. Paskui tas bus sunku padaryti, aišku, evakuacija po sužeistųjų. Vienas dalykas, kai mes matom iš Ukrainos patirties, pirmą pagalbą fronto linijoje, sustabdyti kraujavimą ten ir taip toliau, paskui atneša arba atveža ten į pirmą ligoninę, ten padaro labai pirmą tokį sutvarkymą žaizdos, tokio gyvybės gelbinti priemonės ir paskui reikia į kažkokią trečią vietą, į antrą ligoninę, kuri specializuojasi daugiau kaip galutinis toks etapas. Ukrainoje kuriuose atvejuose sužeistieji praeina 4-5 ligoninės iki tos galutinės ligoninės, kur bus sutvarkytas. Aš taip įsivaizduoju, tai Lietuvoje nėra tokio ilgos peties
Tai turbūt matyti bus kažkokia gyvybės gelbinti priemonė toj vietoj, kur buvo sužeidimas ir ta prasme reikia apmokinti visus kareivius pirminiai pagalbai. Paskui antras, kur bus atgabentas, ten visi turi žinoti, kurioje vietoje ir kur gabenti, nes laikas labai svarbus. Ir toje vietoje tada apmokyti personalą, kaip padaryti stabilizavimo punktai tokie. Ir paskui jau trečią vietą, kur turbūt reikia kažkokias priemonės su broniota, ne, kaip čia pasakyti, armored cars. Šarvuočiai, tokie medicininiai, kur gali atgabenti. Ką mes pastebėjom, kad šitam kare rusai, jie sužino, kur yra ligoninė. Šiaip tai mes pripratėm, kaip gydytojai be sienų, tai ten Afrikoje, ten ir taip toliau mes paženklinom tos ligoninės, kad jokių būdų nebombarduotų. Kartais duodavom netgi mūsų vietovės koordinatės varžovams, kad jie jokių būdų nebombarduotų. Šitam atveju jokių būdų negalima tą daryti, nes jeigu rusai žinos, kur tie sužeistieji gydomi, tai iš karto bus kaip tikslas jiems, jie bombarduos. Tai ta prasme, tos medicininės priemonės, transportas neturi būti, jeigu priveža, iš karto reikia, kad dingtų iš tos vietos, jokių būtų nestovėtų šalia ligoninės. Mes su Romu turėjom tokį patirtį būtent Čečėnijoje, Vedino, kur čečėnų sukilėliai atveždavo ligonius ir laikydavo tos bronetransporterius šalia ligoninės. Mes visą laiką jiems sakėm, jokių būdų tą nedaryti, nes rusų aviacija iš karto gali bombarduoti. Tai kol aš ten buvau, ta ligoninė nebuvo bombarduota, bet vieną kartą aš išvažiavau, ten sužinojau, kad paskui buvo visiškai subombarduota, nes jie pradėjo laikyti šalia ligoninės. Tai va, ir kas dar toks pastebėjimas, kad labai yra daug sužeistųjų, labai daug sužeistųjų, neįmanoma sutvarkyti tokią sistemą, kur kareiviai gydosi tik tai kariniuose ligoninėse. Praktiškai visas ligoninės tampa tam tikrą pagalbą ir kariniams, ir civiliams. Tai pagrindiniai šitie dalykai. Jums bekalbant, man iškilo toks klausimas, jeigu mes neturim to vadinamo operacinio gylio, kad mūsų šalis yra maža, ar reiktų galvoti, ieškoti būdų, kaip būtent tuos ligonius, kadangi, kaip jūs sakėte, einama Ukrainai per 4-5 ligonės eina, kad iš karto juos evakuoti iš Lietuvos ir tą gydymą daryti ne Lietuvoje. Ir kokių, nežinau, vis tiek, kadangi jūs esate gydytojai be sienų, galbūt yra kažkokių patarimų, kokių ar sutarčių reikėtų, ar memorandumą, ar kaip tą padaryti. Reikalas tame, kad arba, reikia įsivaizduoti, kad jeigu nėra tos operacinės gilumos, tai jūs tampat iš karto okupuotoj teritorijoje, jūs operuojat kažkur pogrindyje praktiškai. Jeigu yra galimybė evakuoti, tai būtinai reikia evakuoti kažkur kokią, aš nežinau, kaip galima toliau, nes taip įsivaizduoju, kad linija fronto nebus stabilizuota ir visą laiką artės tos artimiausios ligoninės, kur bus
hipotetiškai hospitalizuotas tas atvejis arba atvejai. Tai aišku, čia reikia tikrai numatyti tas vietas, kur bus galbūt už Lietuvos sienų. Mes turim patirtį dabar, kai lietuvis, tas Richardas buvo sužeistas ir jam amputavo koją, tai mes jį, mūsų mašiną, jį evakuavo iš Kijevo tiesiai į Kauną. Tai žodžiu, per Lietuvos-Lenkijos sieną ir paskui tiesiai į Kauną atvežė. Tas įmanoma, tuo labiau jūs esate ten Šengeno zonai, ten aš nemanau, kad bus kažkokių problemų, reikia tiesiog iš karto numatyti, kokias ligoninės ten toj pačioj Lenkijoje arba ten Latvijoje, aš nežinau kur čia. Ir man atrodo, kas svarbu, čia paruošti scenarijus. Vienas scenarijus, kai jūs atkerta per tą Suvalkų koridorių, tai reiškia, jokių būdų į Lenkiją ten nepateksi, bet turbūt į Latviją ten važiuoti, arba ten kažkokie yra plaukiančiai keltai, kurie gali turėti ir operacinį tuo metu. Žodžiu, visi tie atvejai, scenarijai turi būti kažkaip numatyti iš pradžių ir pagal tą situaciją jau kažkoks aktyvuojamas vienas ar kitas scenarijus, bet reikia turėti susitarimus su visom atvejam. Čia aš tikrai su manim jau kalbėjo kažkaip prieš keletą mėnesių. Man atrodo, iš kažkokios humanitarinės organizacijos privačios iš Lietuvos. Būtent tie klausimai buvo. O pirmas, kuris apie tai kalbėjo, tai buvo Domantas Vildžiūnas. Čia toks žurnalistas. Mes jau pernai prieš metus kalbėjome apie tai. Aš manau, galbūt jau kažką padarė, aš nežinau. Bet reikalas tame, kad tikrai atvejas Ukrainos labai toks pamokantis. Čia labai daug kas įvyko ir tokių atvejų, kurie gali būti kaip case study. Jo, jūs, kadangi sakėt, kad reikia atitraukinėti, ir teisingai turbūt paminėjot, kad turbūt ir Suvalkų koridorius bus atkirstas ir Latvijas tai turbūt irgi bus užsiėmę ir turės tas pačias problemas. Ar jūs esat kada nors gyvenime susidūrę su didelę plaukiančią ligoninę, kad pavyzdžiui kruiziniam laive įkurti ligoninę operacinę ir pasirūpinti visom būtiniausiam priemonėm, nes turbūt mūsų tai gali būti vienintelis atsitraukimo variantas, tai būtent į jūrą. Tai būtent tada, kaip Libijoje mes evakuavom ligonius iš Misratos. Mes tada išnuomavom tokį greitą laivą. Toks keltas, žinai, kuris kelia 160 vietų nuėmėm ir padarėm tokį kilimą labai didelį. Ir čia padarėm tokį intensyvaus skyrio lėkti. Mes evakuavom apie virš 100 sužeistųjų, tarp jų 5 buvo ant aparatų tos ventiliacijos, dirbtinės ventiliacijos. Patekom į tokį didelį audrą, bet išgyveno tie žmonės. Aš manau, kad tas labai įmanomas. Aš žinau, kad yra tokie keltai, kurie privažiuoja prie Afrikos ir tikrai grinai operacinės ir ten atveža, pavyzdžiui, su female genital mutilations. Ten reparuoja, ten būtent tuose laivuose, kur tiesiog prie kranto stovi ir ten visą krūvą tų
eilė pacientų, jie gydote tose keltuose. Taip kad čia įmanoma, čia egzistuoja, tokia patirtis yra. Čia tikrai vienas iš scenarijų, kuris gali būti pats toks realistiškiausias. Jie gali operuoti ir kažkur trauktis taip pat metu. Ir galima įsivaizduoti keletą keltų, kurie cirkuliuoja tarp tos pačios Lietuvos ir Švedijos, pavyzdžiui, aš nežinau. Čia toks galimas atvejas. Norėjau aš tiesiog jūsų paklausti vis tiek, kadangi jūs turite daug patirties, paprastam žmogui, kaip reiktų ruoštis būtent medicininę dalį, ką jie galbūt turėtų turėti pas save užsikaupę. Aš nekalbu apie tos būtiniausius vaistus, ką reikia turėti rezervę, bet kas tokiais momentais būna naudinga, bet mes civilinėme gyvenime nepagalvojame apie tai. Ir aišku, pirmiesiam sužeidimam nutikus, esant masiniam chaosui, gal galėtumėt trumpai rekomenduoti, ką daryti, o ypač ko nedaryti. Čia yra internete tikrai labai daug visokių patarimų, būtent kurie bazuojasi ant Ukrainos patirties. Ir ką reikia turėti iš vaistų tenai, ir kad išgyventi. Pageidautina, kad kiekvienas lietuvis praeitų tą taktinės medicinos kursą, nes čia tikrai ne medikams. Kaip sustabdyti kraujavimą, ką daryti, jeigu lūžis, kaip suprasti, ar kvėpuoja žmogus, nekvėpuoja, gyvas, negyvas, ką daryti, kaip paversti, tokių dalykų. Man rodos, kad būtent ne kaip ten tvarstį uždėti, čia reikia tokius advanced, todėl kad mes matom, kad labai daug tokių sužeidimų, kurie jeigu būtų sutvarkytos tvarkingai iš pat pradžios, tai labai daug žmonių išgyventų. Kitas dalykas, kaip uždėti tą, turniketą, kad kiekvienas turi turėti ne vieną turniketą, bet ir ne 2, bet 3, 4 turniketus, nes ir pačiam gali kažkas įvykti, ir kažkam šalia gali įvykti, tai reikia pasidalinti, ir kad tau liktų, ir kad kitam duotų. Ir paskui labai daug atvejų, kai dėl neteisingo turniketo panaudojimo buvo vis dėlto nelaimingų tokių atvejų, kai reikėjo amputuoti koją. Tai, žodžiu, tokie atvejai būna ir yra laiko kol kas, ir čia tikrai tai turi būti būtinas kursas ir šitiems universitetuose, netgi mokyklose. Tam ir tokių pagyvenusių žmonių irgi galima apmokinti. Man atrodo, čia nereikia sakyti, kad čia per daug mediciniška, reikia tą žinoti. Ir nuo to priklausys labai daug gyvenimų. O medicininiam personalui būtent reikia valdyti tą mass casualty plan. Čia tai būtų kaip abėcėlė. Nebus taip, kad čia per 2 dienas grįžtai visus, apjuos. Šiandien įvyko su Kabu, pateko rusai į prekybos centrą Konstantinivkoj. Dabar mes žinom, kad 10 žmonių žuvo ir 305 sužeistieji. Aš esu tikras, kad tai mūsų greitosios pagalbos nuvažiavo tenai, kad nuvežti sužeistuosius į Pokrovską. Tai būtent Pokrovske ten bus tas mass casualty plan, kai vienu metu atveža ten
dešimtis tų sužeistųjų ir reikia juos rūšiuoti ir būtent šiandien tas vyksta. Mes kažkada labai ilgai pačioj Konstantinovkai mes turėjom tą operacinę brigadą, kuri dirbo vietiniai ligoniniai, bet dabar čia antiek pavojinga, kad mes turėjom išeiti ir dabar mes dirbam po Pokrovskį. Čia keliasdešimt kilometrų nuo Konstantinovkos. Dėl kiekvieną dieną kažkas vyksta. Daugiau ar mažiau. Ir tenai, ir Donecko srity, ir Chersono srity. Mes turim operacinę brigadą Chersone pačiam. Jie operuoja kiekvieną dieną. Ir jie, aišku, gyvena ten pogrinde. Be to, gydytojų be sienų mes padarėm, greitoji pagalba, pas mus yra mobilios komandos, kurios dirba prie fronto linijos. Mes turim keletą operacinių brigadų ir mes turim projektus reabilitacijai. Ta reabilitacija jau galutiniai ligoniniai, kur atveža tos sužeistuosius. Ir mes padarėm tokį išankstinį reabilitaciją tiems ligoniniams, kurie buvo sužeistieji prieš 5-7 dienas. Tai va, visi etapai mes kažkaip bandom padėti. Bet aišku, čia nėra grinai gydytojų be sienų projektai, mes dirbam kartu su ministerija. Ir tuo pačiu, nes daugiau negu 2,5 metų jau tas karas vyksta, yra problemų, kurie ne tik tai tokios aštrios problemos, sužeistieji ir taip toliau, bet labai daug tuberkuliozės, živ, hepatitų, tokių chroninių ligų. Mes dalyvaujam tokiuose aktyviai tuberkuliozės diagnozė ir detekcija, živ tuo pačiu, Chersono srity. Čia dabar tokia kumuliacija visokių tokių patologijų, kurie surišta ir su tokia greitąją pagalbą, bet irgi vis daugiau tokių chroninių ligonių, kuriems reikia padėti, nes čia irgi life threatening, kaip sakant, gyvybės pavojingės situacijos, užleisti atvejai tuberkuliozės ir bet kas būtent mane pozityviai taip tokia surprizas toks, kad Ukrainos sistema, kurie kiekvienas kritikavo prieš tą karą, bet išlaikė ir ne idealiai, bet vis dėlto tokius išbandymus praeina gerai, pasakyčiau. Juos reikia, tą momentą reikia kažkaip panaudoti, kad dabar būtent cementuoti tą pokarinę sveikatos apsaugos sistemą, kuri būtų žymiai daugiau inkliuzyvinė, ne elitarinė, bet inkliuzyvinė, kuri galėtų būti kaip pavyzdys, pasakyčiau, nes bus labai daug žmonių su mental health trauma, tai žinai, tokių žmonių su chroniniu visokių lygų, kuriems reikalinga bus reabilitacinė pagalba, čia bus viskas priešaky šitoje šalyje. Labai tikiu, kad Lietuvoje neteks turėti tokį patirtį. Geriau atvažiuoti dabar Ukrainai padėti, kad Lietuvoje tokio nebūtų. Jeigu mūsų sveikatos apsaugos ministerija pradėtų mokėti mūsų medikams ir medicinos aparato administracijos darbuotojams už komandiruotės, tiems savanoriams, kurie norėtų nuvažiuoti ir pasavanoriauti, padėti
galbūt tiesiog pastebėti tuos visus didelius įvykius, mes casual plan, taip lyg tai vadinasi, padalyvauti tuose, pamatyti, kaip viskas vyksta, kaip manot, ar tai pinigai būtų į balą išmesti, ar tai finale mums atsipirktų, ar tai duotų mums naudos. Aš taip įsivaizduoju, mokėti pinigus ne kaip nemotyvuoti tos žmonės važiuoti ten kažkur, ten organizuoti važiavimus, nes savanoris ir kažkokia... Aš noriu pasakyti, kad padengti išlaidas. Padengti išlaidas, jo, būtent. Man atrodo, kad reikia būtinai dabar įdėti pastangas, turėti kažkokių tokių, kaip coach, trenerius, kurie gali treniruoti kitus iš tokios praktinės patirties, kurį turi Ukraina, būtent dabar. Aš žinau, kad yra labai daug lietuvių, kurie važinėja ir jie dirba, ir ne tik tai kariuomenė, bet humanitarinė pagalba, taip toliau. Aš nežinau, ant kiek jie surišti praktiškai su tom, situacijom, kai būna mass casualty plan ir taip toliau. Bet jo, čia gera idėja, kad turėti kelias dešimtis gal tokių žmonių, kurie turi gyvą patirtį, kurie galėtų grįžti į Lietuvą ir kažkaip praktiškai ir būtent čia nereikia, kad čia būtų kažkokia teorinė kažkokia bazė. Čia būtent reikia ateiti į tą ligoninę ir būtent vietoj, būtent tas, kuris ko užsiima, ten tu stovėsi šitoje vietoje, tu darysi šitą, būtent vietoj tokios exercises, pratybus daryti vietoj. Čia dabar reikia daryti, čia nereikia laukti. Ir aš esu tikras, kad yra tokių žmonių, kurie jau turi tokį patirtį. Galima paprašyti ukrainiečius, kurie atvažiuotų tenai ir padėtų pradžiai, jeigu nėra tokių žmonių dabar, kad jie pradžiai padarytų tą tokią praktinę, bet kas galima pradėti daryti, tai požeminis operacinis, čia tai būtina. Nes tos ligoninės, nežiūrint ligoninė bus nušluotos iš karto. Aš kaip pamačiau kažkodėl vizus operacinės ten vos ne paskutiniam aukšte, labai taip mėgsta juos padaryti aukščiau. Bet iš tokios praktinių sumetimų tikrai reikia kažkaip dubliuoti ir padaryti pogrindę ir pradėti operuoti, kad visas tos praktinės dalykai jau dabar buvo atidirbti, o ne pradėti organizuoti viską, kaip prasidės. Čia būtų, kad paruošta, jau išbandyta ir konservuota. Kad būtų to diena X, nusileidai ir iš karto pradėjau operuoti, kad viskas būtų paruošta. Jo, čia labai daug ką galima padaryti, bet aš nežinau, galbūt kažkas darosi,